atverk mūsų širdis, kad tu kalbėtum šventoji dvasia. Tai, ką tu nori pasakyti. Per savo žodį, kad tu nori apreikšti, mes atsiveriam tau. Mes dėkojam tau šitą nuostabų rytą. Dėkojam tau, kad mes turim su tavimi santykį. Dėkojam tau, kad tu esi su mumis, kad tu nesi melagis, kad kur 2 ar 3 tavo vardu ten tu esi. Ačiū tau, kad tu esi šitoj dvasiniai šeimoj, kad tu mus mokai, tu mus myli, tu mus vedi, tu mus išgelbėjai. Ačiū tau, kad tu esi realus, kad tu esi tikras mūsų širdims. Kad tu esi ne teorija, bet asmuo, kuris esi tikras ir gyvas mūsų širdims. Prašau, brangi šventoji dvasia, padėk pasidalinti tą tiesą, kurią tu įdėjai į mano širdį. Padėk atsiverti. Padėk šventoji dvasia, kad žmonių širdys galėtų priimti šitą žodį. Ir jisai pasiliktų ir pasisėtų į žmonių širdis ir protus. Šventoji dvasia, atsiveriu tau. Prašau, kad tu duotum savo mintis ir visas kitas mintis, priešo mintis, kurios ateina, tokias aš surišu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Virelas leido šiandien man pasidalinti temą, kuri man kažkaip kelias savaitės kalbėjo. Tai gal galiu pasakyti, kad tikrai šita tema yra labai sunki ir aš taip bijau ją kalbėti, bet aš labai noriu galbūt tai, ką Dievas apreiškė, tik tiek ir pasakyti man, ką jis prabilo. Ir aišku, visada kalbėti nėra paprasta. Kiti sako, Eglė, tu labai drąsesi. Aš pasakysiu, tikrai nėra paprasta kalbėti. Ir pasakysiu, kodėl. Kodėl nėra paprasta kalbėti. Nes dažną kartą iš tiesų mes ateinam su labai nesveika saviverte. Ir mums yra pakankamai sunku priimti ir suprasti, kaip Dievas mus mato, įsitvirtintame. Ir mes bijome, kaip mes pasirodysim, kad mes susigėdinsim, kad kiti mus nuteis. Ir ta, tokia menka, sakyčiau, savivertė, dažnai tokius turi 2 kraštutinumus. Mes arba labai bijome, nes mus kažkas nuteis galbūt, arba kažkaip apsikvailinsim. Arba turi tokį labai didelį išdidumą, kada aš visus kitus matau menkesniais ir save pranašišku. Bet aš tikiu, kad Dievo tas sveika savivertė tai yra matyti, kad manyje yra Kristus ir tavy yra Kristus. Mane jis reiškiasi vienokiom dovanom, vienaip kalba, vieną kalbą, tau kitaip reiškiasi. Ir mes visi kartu esam priimtini jam. Galbūt vienas daugiau jau kažkur pažengęs, paaugęs, kitas mažiau, bet kiekvienas turi vietą dieviškoj šeimoj. Ir tas sveikos savivertės, tikiu, bažnyčia yra tada, kai mes gebam priimti vienas kitą tokį, kokie esam ir nebebijom, kad būsim nulinčiuoti, ne? Kažkokie ir kad palaikysim viens kitą. Amen. Tai iš tikrųjų aš jaudinuosi, nes aš tikrai turiu tą nesveiką savivertę, su kuria aš kovoju Dievo žodžiu ir tvirtinu Dievo žodį savo širdyje, kad jis mane išgydytų, nes kaip ir dauguma iš mūsų sako, sveiki neateina pas Kristų, ateina ligoniai, kuriem reikia gydytojo. Jei gydytojo nereiktų, tai tada nereiktų ir Kristaus. Bet ateinam ligoti, kad jis mus išgydytų, aptvarstytų, sustiprintų. Amen. Ir noriu pasidalinti, žinokit, jinai nėra lengva ir aš ją staiga išgirdau kelios savaitės, bet sakau, Verelai, ar galiu, nors bijau, tikrai žinau, kad tu daug geriau pasidalintum žodžiu, bet kažkodėl Dievas kelias savaitės ištisai kalba, aš galvoju, gal tai ne tik man aktualu, nes tai būna, tau kalba, tu daliniesi ir sako, jo, ir man kalba. Tai aš galvoju, kad pasidalinsiu tuo. Ir tokia istorija. Galbūt jūs ją žinot, Jono 3, mes galim visi ją paskaityti. Galbūt net galėtum paskaityti šitą Jono 3, atsiverst ir paskaityti visi kartu. Jono 3. Tai yra Nikodemas, to meto dvasinis vadovas, ateina pas Jėzų ir čia vyksta, čia yra Evangelija pagal Joną 3. Nikodemas tenais, kur ateina pas Jėzų, jo visą tą pokalbį. Gerai.
Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį. Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali gimti antrą kartą, įeiti į savo motinas įsčias ir gimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė, kaip tai gali būti? Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti? Iš tiesų sakau tau, mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, o jūs neprimate mūsų liudijimo. Jei netikite man kalbant apie žemiškuosius dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius? Niekas nėra pakilęs į dangų kaip tik tas, kuris nužengė iš dangaus, žmogaus sūnus, esantis danguje. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas įtiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardo. O teismo nuosprendis yra toks. Šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro blogą, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti. O kas vykdo tiesą, tas įeina į šviesą, kad pasirodytų, jog jo darbai yra atlikti Dieve. Paskui Jėzus su savo mokiniais atėjo į Judėjos kraštą ir ten su jais būdamas krikštijo. Gerai, tai va dabar sustosim ties Nikodemu. Ir ar jūs pastebėjote, kad mes kaip religiškai galbūt kartojam tokį dalyką, pasimelskime atgailos malda? Ir ką čia reiškia, gal kažkoksai protestantiška, tokia naujoviška religija, žinai, pasimelskime atgailos malda. Mes tikime, kad tada, kai išpažįstam Jėzų savo viešpačiu ir pakviečiam jį į savo širdį, atgimstame iš naujo. Mūsų dvasia atgimsta iš naujo. Kažkas pasikeičia mūsų širdyje. Mes tampame nauji kūriniai. Kai pakviečiam, va ta malda, jinai nėra religinė graži malda. Jinai yra malda, kurioje turi įvykti atgimimo stebuklas. Mūsų dvasia turi atgimti iš naujo ir Jėzus turi ateiti apsigyventi mūsų širdyse. Dėl to tą maldą kartojam. Nes sako, su ta sena nuodėminga prigimtim ir sena dvasia mes negalim pažinti Dievo. Mes negalim gyventi naujo gyvenimo. Mūsų sena kritusi dvasia trokšta nuodėmingų ir blogų dalykų. Mes negalim su sena dvasia pažinti ir mylėti Dievo. Mes negalim pasiskinti vaisių, obuolių ne nuo obels. Ir todėl šventas raštas sako, mes turime gimti iš naujo. Ir ta atgailos malda turėtų būti tas, kas mums padeda gimti iš naujo. Joje yra visas išpažinimas, Jėzau, aš tikiu, kad tu mirei. Nes sako, kas tikės, tas bus išgelbėtas. Ateik į mano širdį. Ir aš esu mačius tokių momentų, kaip moteris sako, kartą meldžiasi ir sako, Jėzau, ateik į mano širdį. Ir tada, kai pradeda verkti, nes šventoji dvasia ne teoriškai, o realiai ir fiziškai apsigyveno žmogaus širdyje. Nuo tos akimirkos, kai žmogus gimsta iš naujo, jis nebėra tas pats. Jis nebėra tas pats. Kažkas sako, išgyveno atgimimo stebuklą, sako,
Jėzus atėjo mano širdį, aš išėjau po tos maldos ir aš ėjau iškėlęs rankas iš džiaugsmo. Man buvo, aš gyvenau, atsimenu, Vilniui, Užupį, ką žinau, tai ten iš vis toks depresuotas rajonas, dabar mirė Užupio toks, kas ten jis toksai buvo, indėnas. Visi tokie menininkai, visi padepresuot mėgsta. Bet kai Jėzus atėjo į mano širdį, aš kitą rytą atsikėliau, mes Užupį gyvenom, tenais aš buvau pas savo tokį bičiulį apsistojus, mes abu įtikėjom ir kitą rytą atsikėlėm. O mums taip džiaugsmas, taip gera, taip švyti viskas ir atsimenu, jisai dirigentas, mokėsi dirigavimą, jisai iškart sukūrė giesmę, džiaugsmo giesmę, tik dabar aš jos tai atsimenu. Kažkas įvyko labai stipraus, mes dar to nesuvokėm, bet mūsų vidus buvo amžiams perkeistas, tik to dar nesuvokėm. Ir šitas stebuklas įvyksta su kiekvienu, kuris pasikviečia Kristų į savo širdį. Atsimenu, spalvos, ryškios, gražios, norisi gyventi. Neparūki žolytės ar kažko, tu nori gyventi. Nes Jėzus atėjo į tavo gyvenimą ir ką padarė? Sako, Nikodemai, tu turi gimti iš naujo. Jo. Gimimas iš naujo yra vienas pamatinių dalykų krikščionybei. Mes tampame naujais kūriniais. Mes tampame, suprantat, visi sako, toks yra mes visi Dievo vaikai. Bet šventas raštas sako, mes visi jo kūriniai, bet ne visi vaikai. Įsivaizduokit, šventas raštas skirsto visą žmoniją į velnio vaikus ir Dievo vaikus. Pirmame Jono laiške. Tu gali atsiversti, kol aš kalbėsiu, kad aš jums tai patvirtinčiau. Dievo vaikai ir velnio vaikai. Skirsto šventasis raštas. Ir pasakysiu tuoj. O kaip? Tu gali Verelai pasakyti konkrečiai. Ai va, tuoj aš turiu. Va, va. Žiūrėkit, va, Jono 3, 8, 11, taip pat Adelė gali paskaityti. Pirmas Jono laiškas, 3 skyrius, nuo 8 eilutės. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias nuodėmiauja nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad sugriautų velnio darbus. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo. Taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Tokia žinia, kurią girdėjome nuo pradžios, mes turime mylėti vieni kitus. Taip, ir sako, Dievo vaikai ir velnio vaikai. Ir sako, vienintelis būdas, kaip žmogus gali tapti iš velnio vaikų, Dievo vaikų, iš kūrinio Dievo vaikų. Tai yra gimti iš naujo. Nepradėti naujai elgtis, netapti tikinčiu, bet gimti iš naujo. Patikėti Jėzumi, nes malda yra Jėzau, aš tikiu, kad tu numirei ant kryžiaus, sumokėjai kainą už mano nuodėmes, ateik į mano širdį, būk mano viešpats ir mano gelbėtis. Gimstam iš naujo, kai patikim, kad Jėzus yra viešpats ir gelbėtojas ir kad numirė už mūsų nuodėmes, numirė už mūsų seną prigimtį, mes gimstam iš naujo ir tampame Dievo vaikais. Mes nebe tokie patys, jeigu Dievas mūsų širdyje. Ir pažiūrėkit, kaip kiti sako, tu turi būti toksai. Ir staiga, čia žinokit, apie tai mano žodis bus, sako, aš matau ką. Šunys negali miaukti. Galit pasakyti, kodėl šunys negali miaukti? Kodėl negali šuo miaukti? Staiga, tu nusipirkai šunį ir jis miaukia arba kakarikuoja. Nusipirkai šunį. Nusas tau užkniaukiai, žinai. Kodėl? Prigimtis, kaip Verelas pasakytų, 10 rašau. Nauja prigimtis veda mus į naują gyvenimą, į naują gyvenimo būdą.
Staiga ta mergaitė kaip aš, kuri mėgo šlaistytis gatvėmis, ten su visokiais metalistais, turėjo vieno Oskaro liežuvį neužteko 2 ir tos pentogramos, tas bloga mergaitė. Tai yra aš tokia buvau, kuri įsilauždavo į namelius, aš nežinau, kiek drąsos turėti, kad ateiti į svetimą namelį, užsikurti židinį ir ten gerti. Žinokit, aš šiandien tiek drąsos, aš nežinau, iš kur tiek drąsos turėti. Ir dar žinau šiandien. Bet sena prigimtis veda taip gyventi, tu nebijai, tu darai nuodėmę, tu nebijai. Staiga ta mergaitė, kuri rūkė per dieną po pakelį cigarečių, 7 metų pirmas pakelis primos, visą klasę nusivedžiau, parūkyti, tada gavau pirmą nuo tėčio diržą. Ta mergaitė, kuri gal 8 metų pirmą kartą prisigėriau iki komos, mama vaikėsi, gaudėsi, supranti, ta mergaitė, kuri aš buvau, ta, kuri, jeigu tai yra normalu ir standartas, tai aš buvau ta, kuri aš noriu daryti viską, kas yra nestandartas, tokie, žinai, viską, kas ne taip. Aš sakiau, aš niekad vaikų neturėsiu, indų neplausiu, vyro neturėsiu, man laisvas gyvenimas, aš menininkė. Vat staiga toks žmogus, jisai pasikeičia. Jis pradeda vietoj biksų, kur naktį gėrė, eiti į maldos naktinį susirinkimą. Kas atsitiko? Kas atsitiko? Jėzus atėjo į širdį, karalius apsigyveno, jis atgimdė mano dvasią. Sena prigimtis pasikeitė, štai visa tapo nauja, naujas kūrinys. Naujas kūrinys, kaip šventas raštas sako, nori naujų dalykų, nori naujo gyvenimo būdo, nori naujai gyventi. Aš esu naujas, aš noriu naujų dalykų. Aš noriu naujų. Mano prigimtis to nori. Mano prigimtis nauja. Karalius atėjo mano širdį. Šuniukai negali miaukti. Aš esu karaliaus vaikas. Aš noriu naujų dalykų. Ir tada klausimas. Mano krikščioniško kelionėje aš pradėjau susidurti po kiek tais metų, ne iš karto. Šiaip, kai aš įtikėjau, labai daug dalykų pas mane atkrito. Labai greit. Kodėl tada įtikėjus vėl grįžta seni dalykai? Kodėl žmonės įtikėję vėl eina į nuodėmę, toliau vergauja? Ir šią savaitę man atėjo atsakymas. Šią savaitę, man sakė, dvasia, aš tikiu, kad Dievo dvasia, nes sakau, kai Dievo dvasia kalba, tai va toks, tu gyveni kažkokioj tai savo mintys ir staiga tau prakalba ir toks, nei perskaičiau, nei išgirdau, bet tiesa. Taip šventoji dvasia kalba ateina. Nereikia, kad gerai, gal kad fiziškai, kam Jėzus ateina, super, bet man taip kalba. Ir žiūrėjot, aš jums pasakysiu, kodėl. Ir tas atsakymas man atėjo labai paprastai. Man tiesiog vienas žmogus uždavė klausimą, ką man daryti, jeigu aš myliu Dievą, tikiu Dievą, bet man patinka ta pati lytis. Man traukia. Vyra traukia vyrai, moteriai moteris. Ką daryti? Sako, ką man daryti? Ir staiga man Dievas įdėjo atsakymą iš karto. Žinai, sakau, aš turiu savo vyrą, bet man buvę mano santuokoje tokios atakos, kad aš pabėgčiau iš savo šeimos. Tokios stiprios mintys, kaip man viskas nusibodo, tie vaikai ir aš jau matau save su lagaminais viso gero ir varau ten pas ką nors. Tokios stiprios mintys atėjo. Viskas, man nereikia nei to vyro, nei tų vaikų. Žinokit, yra moterys, va taip išsikrausto, pabėga, žinau, mano draugės vyras jį užaugino tėtis, nes mama vieną dieną susikrovė man atkės ir paliko. Sakau, ateina tokios stiprios mintys. Bet sakau, ar aš tom mintim pasiduodu? Aš žinau, kad Dievo valia, jog aš likčiau šeimoje. Dievo valia, jog aš likčiau su savo vyru ir su savo vaikais. Ar mintys stiprios? Beprotiškai stiprios. Beprotiškai stiprios ateina mintys. Bet tai yra ataka, kuri ateina į mane, tai nesu aš. Ir aš tam žmogui sakau, tie jausmai ir tos mintys, kurios tau atneša tą troškimą, tos pačios lyties, tai ne tavo. Tai priešas, kuris nori ateiti į tave ir tave apgauti, kad tu toks. Nes kiti sako, aš toks, nes aš taip jaučiu.
Sakau, jeigu aš gyvensiu pagal tai, aš tokia, nes aš tai jaučiu, manęs nebelik šeimoje ir daugelį dalykų. Aš gyvenu iš tiesos, kurią aš žinau, o ne iš to, ką aš jaučiu ar kas man užplaukia. Iš tiesos, taip įsitvirtiname tame žodėje, kurį Vėrelas pamokslavo, jaunuoliai, jūs stiprus, nes Dievo žodis laikosi jumyse. Nepaisant kokio jausmai, užėjo jausmai, pergulėt su moterim, užeina netgi pastoriam, tarnautojam, išduoda, paslysta. Bet kas tave laiko? Tiesa. Tai, kas atėjo, yra velnias, dievolo. Tai ne mano dalis. Mano dalis stovėti ištikimybei. Aš esu naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Šventas raštas sako, kad mes esam šventieji. Ne tie, kur danguje, bet mes, įsivaizduojat, šventas raštas. Aš net norėjau, žinokit, aš užmiršau užduoti užklausą, kiek kartų Šventam Naujam Testamente krikščionys yra vadinami šventieji. Šventieji. Ir tu pažiūrėk, korintiečiai, jie buvo labiausia barami, kad jie gyveno priešingai negu jų prigimtis vedė. Bet netgi juos berot korintiečiais kreipėsi šventieji. Laiškuose į tokius kaip mes, apaštalas Paulius kreipėsi šventieji. O kodėl? Nes tu esi toks. O visas brudas, kuris ateina, tai tik melas ir atakos, kurios nori tave apgauti. Kad tu esi toks pats senas, kad nieko nepasikeitė, kad Jėzus neatėjo į tavo gyvenimą ir net gimdė tavęs, kad nieko neįvyko. Tu toks pats senas. Tu toks pats senas ir tas senas kažką turi padaryti, kad taptų truputį geresnis. Geresnis. Bet ne, aš esu naujas kūrinys. Karalius gyvena manyje. Aš esu laisvas. Tai, kas ateina, kaip kažkokios mintys, kurios yra priešiškos mano naujai prigimčiai, tai yra ne mano dalis. Tai yra ne mano. Ir mes, eidami į brandą, ką turim išmokti, kad mūsų šitos bažnyčios neištaškytų? Kad mūsų gyvenimų neištaškytų, atskirti, kokia dvasia mums kalba, kokie balsai kalba, kokie jausmai kalba, o šėtonas kalba ir jis kalba kartais taip stipriai. Aš nežinau, man būdavo tokių dienų, kai jausmai, kai mintys tiek užvaldo, kad tu gali tik tais šauktis Dievo, tik verkti ir pasnikal, pasitrauk nuo manęs kaip Jėzus, kurie atėjo šėtonas bandyti. Ką jis bandyti atėjo? Tai, kas jis buvo bandyti. Ir jis pasninkavo ir meldėsi ir sakė, pasitrauk, nes tai yra melas. Aš netoks, aš neįsileisiu šitos tiesos, aš nebevagis ir aš nevogsiu. Aš nepaleistuvės, aš nepaleistuvasiu, aš naujas kūrinys, aš atgamdytas iš naujo, aš karaliaus vaikas, jo prigimtis yra manyje. Staiga Dievas, aš to neklausiau, kažkur negirdėjau, aš tikiu, kad kažkas taip moko, nes šventoji dvasia būna vienodai kalba, bet jis man prabilo, kovok iš tiesos. Ne iš to, kad aš brudas ir dabar pasikeisiu, turiu būti gerų krikščionių. Ne! Aš esu! Ir te pasitraukia tamsa nuo manęs. Dievo meilė išlieta mano širdyje, šventąja dvasia, šventas raštas sako. Ir te visa nepykanta, skirstimas, bet kas kitas traukiasi nuo manęs Jėzaus vardu, nes aš esu naujas kūrinys ir jo meilė yra išlieta mano širdyje. Tai yra tiesa, tai yra šventas raštas. Mano prigimtis kaip Dievo prigimtis, mylėti, atleisti, tai yra mano dalis, tai yra tikroji tiesa. Tai yra tai, kas atėjo su nauju kūriniu į mano gyvenimą. Amen? Ir aš žinokit, niekaip nesuprasdavau, bet kas yra nerealu. Aš esu beveik į pabaigą, nes man patinka trumpiau trupučiuką pamokslauti, kad išeitų žmonės kažką atsimintų. Tai va, žiūrėkit. Ir aš net nežinau, ar čia tiksliai ta vieta, kuri man taip labai stipriai patiko. Va, gerai, paskaityk vėl, labai gerai skaitai, Adelytė. Pirmas laiškas korintiečiam, 6 skyrius nuo 9 eilutės. Gal gali man vandens įpilti? Aha.
gali skaityti. Ar nežinote, kad teisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Ar nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite, nei ištvirkėliai, nei silpmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Viskas man leisina, bet ne viskas naudinga. Viskas. Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Pasakyk, buvau. Bet nesu. Ir žiūrėkit, bet tu sakai, ojei, bet ateina ir paištvirkaut kažkam, ir pastabmeldžiaut, ir pasikeikt. A jau dabar, žinai, įtikėjau ir automatiškai. Šėtonas tave apgavo. Tai yra ne tavo dalis. Tu karaliaus vaikas, tai ne tavo dalis. Tai ne tavo dalis. Tai ne tavo dalis, von Jėzaus vardu. Tai ne mano dalis, von Jėzaus vardu. Aš buvau, bet dabar esu nuplautas, pašventintas, išteisintas viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Ir jeigu visgi priešas apgavo mane ir aš suklopau, aš toliau žinau, kas aš esu. Ir aš sakau, Dieve, apvalyk mane Jėzaus krauju, nes tai ne mano dalis. Aš esu naujas kūrinys, aš sukurtas mylėti, aš sukurtas gyventi šventai, aš sukurtas gyventi naujai. Jeigu aš suklupau, man nereikia gyventi kaltėjai. Aš sukurtas gyventi džiaugsme, ramybėje ir teisume. Tai yra mano būsena. O visa kita priešo melas, kuris nori kaltinti. Pasitrauk nuo manęs Jėzaus vardu. Aš esu naujas. Su atgimimu kažkas įvyko mano gyvenime ir aš tuo tikiu. Kažkas įvyko. Kažkas įvyko didingo mano gyvenime. Aš gimiau iš naujo. Aš esu naujas kūrinys. Aš esu Dievo vaikas. Mano gyvenime reiškiasi Dievo vaisiai. Mano dalis yra Dievo vaisiai. Mano dalis yra Dievo vaiko gyvenimas, kuris turi reikštis mano gyvenime. Plėstis, viešpatauti, karaliauti, reikštis per mane mano gyvenime. Tai yra mano dalis, suteikta mano karaliaus Jėzaus per gimimą iš naujo. Tai yra mano privilegija kaip Dievo vaiko. Ir aš staiga atsiminiau, žinot, kelias tokias dar istorijas. Vieną istoriją atsiminiau, yra toks anekdotas, kažkiek atsipalaiduokit. Sako, kad pateko tas, kaip čia, teisingų išpažinimų krikščionis į pragarą ir kalba, aš dangui. Bet supranti, kai tu sakai naujas kūrinys, tai tu čia ne išpažinimą sakai, tu čia tiesą sakai, kai tu sakai, aš esu palaimintas. Tai tu sakai tiesą, o jeigu tu sakai, koks aš palaimintas pas mane skolos, tai von Jėzaus vardu skolom, nes tai ne mano dalis. Amen. Tai ne mano, pamatykim tai, kad aš esu naujas, o visa kita brudas šėtono. Tai yra tik tai, kas bando suteršti, ateiti, mane kažkaip apipainioti, kaip voratinkliais. Melas sako, šėtonas turi tiek, kiek gali mus apgauti ir jis bando apgauti. Jis sako, koks tu čia esi šventas, tu pasižiūrėk į save. O tu sakai, ne, aš esu šventas, aš suklumpu, bet mano tiesa tai, kas aš esu naujas kūrinys. Aš esu šventas, apvalytas Jėzaus krauju, karalius gyvena manyje. Aš esu palaimintas. Ir aš sakau, skolos visom dvasiom lauk nuo manęs, nes mano dalis yra palaiminimas. Ir aš tvirtinu ne kažkokį išpažinimą, kuris materializuosis, bet tiesa, kuri yra mano dalis. Amen. Amen. Tai, kad kai tas žmogus atėjo pas mane ir sako, mane traukė ten ta vienoda lytis, tai, kad aš pasakiau, tu turi sakyti, šėtone lauk, tai yra melas. Tu esi Dievo vaikas ir Dievo vaiko netraukia ta pati lytis. Dievas neprieštarauja pats savo. Jis sukūrė tave mylėti kitą lytį. Tai yra šėtono melas, kuris per šitą propagandą visą nori ateiti į tavo širdį
į tavo protą tave apnuodyti, kovok su tuo. Nepriimk to. Jeigu priimsi, jis pradės tave valdyti. Tas melas. Bet ne todėl, kad tai yra tavo dalis. Bet todėl, kad atėjo šitas melas ir pradėjo tave valdyti. Tai ne mano dalis. Mano vertė, mano tapatybė. Aš esu naujas kūrinys. Aš esu palaiminta. Aš esu Dievo vaikas. Aš sukurtas gyventi naują gyvenimą. Amen. Ir tokia reali istorija, kurią aš atsiminiau, noriu, kad jūs jaustumėtės gerai per šitą pamokslą tikrai ir kažkaip siekiu visada ir kitiems sakau, kalbėkim, kada pamokslaujam, kaip draugui kalbėtume, dalintumėmės tuo, kas širdį žinai ir tau Dievas prabilo ir tu nori su draugu pasidalinti, jūs draugai esat, mes visi esam Dievo akivaizdoje vienodi, tik su skirtingom atsakomybėm, kažkokiom dovanom. Visi brangus, labai mylimi, labai gražus, nuostabus. Aš tikrai noriu, kad tas apreiškimas padėtų jums stovėti, kai ateina atakos, audros, arba padėtų suvokti, galbūt kažkam galbūt reikia iš tikrųjų atgimti iš naujo. Jeigu tu matai, kad tau absoliučiai yra svetimas dieviškas gyvenimas, absoliučiai, galbūt netgi ateini dėl kitų motyvų, negu dėl troškimo Dievo, galbūt reikia pasakyti, Jėzau, atgimdyk mano širdį iš naujo, kad aš trokščiau tavęs, kad aš iš tikrųjų tave pažinčiau, nes aš žinau vyrą, kuris mūsų bičiulis, sako, jisai daug metų po bažnyčias vaikščiojo visur, bet jisai gyveno labai stipriose nuodėmėse ir kartą jisai pasakė, Dieve, atgimdyk mane iš naujo ir sako, jis pamatė, kaip tiesiog nauja širdis ar kažkas, ar deimantas iš dangaus ir į jį taip, ir sako, aš atsibudau, atsimerkiau, viskas nušvito, sako, ir aš supratau, wow, kad pagal viską žmogus negyveno jame Kristus. Jisai bandė kažkaip prisitaikyti prie tų visų krikščionių, bet jis nebuvo Dievo vaikas. Ir bažnyčioje ne visi yra Dievo vaikai, ne visi yra gimę iš naujo. Todėl jeigu tau visiškai šiandien dar yra tas gyvenimas Dievo priešiškas, tau keistas, nesuvokiamas, galbūt tau reikia pakviesti Jėzų iš tikrųjų į savo širdį, kad jis tikrai atgimdytų tave iš naujo ir tavy prasidėtų Dievo gyvenimas veikti ir nešti vaisius per tave. Ir to istorija buvo apie tokią moterį ir girdėjau, kad šita istorija yra tiesa. Kelios istorijos. Tai buvo apie žmogų, kuris plaukė laivu ir jisai labai alko ir neturėjo pinigų už ką nusipirkti maisto. Nesat girdėję šitos istorijos? Ir galbūt tiksliai nepapasakosiu, man labai sunku su konkretumu, atleiskit man. Bet buvo tame esmė, kad jisai visiškai buvo alkanas tą kelionę ir labai kentėjo. Ir kai jisai jau baigė kelionę ir išlipinėjo, jo paklausė, kodėl jūs neteidavot valgyti, kai visi. Sako, aš neturėjau už ką. Sako, bet jūsų biliete buvo įskaičiuota nemokamas maitinimas. Tai reiškia, kad kartais mes galim turėti patį nuostabiausią dalyką savo viduje ir galim nežinoti tiesos. Ir dėl nežinojimo tiesos nugyventi sudėtingą gyvenimą. Nepažindami tiesos ir nepasinaudodami tą tiesą, kuri yra mums duota. O aš staiga šventoji dvasia priminė ir dar vieną istoriją apie moterį, kur jinai buvo tarnaitė ir kada jinai mirė, jie tiesiog šeimininkiai paliko palikimą, bet ji nemokėjo skaityti. Palikimas buvo ant tos tarnaitės ir jinai gyveno labai labai skurdžiai, buvo ant sienos susidėjus, kaip sako, mano brangio šeimininkės raštas, likęs dovana, aš ją labai branginu. Ir ten pas ją apsilankė lyg kažkoks pastorius ir jisai suprato tą kalbą ir sako, tai yra palikimas, sako, jūs esat labai turtinga. Jinai gyveno lūšnoj, viskas jai priklausė. Ir žinot, šventas raštas sako, aš meldžiu, kad mes suvoktume, kokie yra tie šlovės turtai šventuosiuose. Aš tikiu, kad dar mes šiandien nesuvokiam, kiek mes turim savy, kiek mes gavę savy, ant kokios mes esam vertės ir kiek mes turim savy. Aš manau, kad dar duok Dieve mums pažinti tiesą. Tiesą,
dar šiame gyvenime, o ne tik danguje, kad atšliaušim šiaip ne taip ir sakys, o taip, kodėl to palikimo nenaudojai, kodėl ten tik ant sienos pakabintas buvo, o gyvenai taip sunkiai ir taip skurdžiai, kai buvai turtuolis. Kodėl to nepanaudojai? Ir kartais nežinojimas tiesos gali mus padaryti skurdžiais ir apvogti. Amen. Ir staiga, kada šitą žodis pakilo mano pačio širdį, aš staiga pamačiau, kad krikščionys dažnai kovoja iš tokios būsenos. Aš esu dabar tikintis ir man reikia kažkaip gyventi naujai, šventai, gražiai, teisingai ir neišeina. Kaip tas žmogus, kurį traukia ta pati lytis, man reikia nugalėti tą geismą ir neišeina, aš toks blogas, aš matyt toks ir esu. Mano tapatybė, tai ką jaučiu, tai kas į mano mintis atėjo, bet netiesa. Mano tiesa, per gimimą iš naujo aš tapau kitų žmogų, aš nebe toks pats, aš skiriuosi. Pabaigai perskaitysiu paskutinę švento rašto vietą, kad jūs atsimintumėt raštą. Žiūrėkit. Efeziečiam 5:8. Gal galėdėlė, tu labai gražiai skaitai. 5:8. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Nes dvasios vaisius reiškiasi visokio. Jo, tenais buvo elkitės kaip šviesos vaikai. Elkitės kaip šviesos vaikai. Kadaise buvote tamsa, savo prigimtim piktojo vaikai. Sako, vykdėte tėvų troškimus. Dabar esate šviesa, Dievo vaikai. Šventas raštas vadina mus šventa kunigystė. Yra nuostabių žodžių, kaip Dievas šiandieną naujai vadina mus. Šviesos. Pasakyk savo kaimynui, tu esi šviesos vaikas. Ir tai yra tiesa. Gali pasakyti, tu esi naujas kūrinys. Žinot, galbūt dar tokia paskutinė mintį, aš kažkaip atsiminiau žydus. Žinokit, yra ko pasimokyti iš tų žydų. Keikia kiti tuos žydus labai, bet aš pasakysiu, tai vis tiek ta tauta, kuri susidūrė su Dievu. Ir jie turi tokius principus teisingus. Jinai turi teisingus principus, kur reikėtų pasimokyti. Ir įdomu, man žinot, patinka, kas liečia vaikus. Jie nesako vaikui, pavyzdžiui, jų auklėjime, jie nesako, tu esi ten kerėpla, tu nevala. Pas juos mąstymas yra, mano vaikelis taip nesielgia. Tai ne mano vaiko dalis taip elgtis. Mano vaikas kitoks. Karaliaus vaikui nedera, sako, elkitės kaip šviesos vaikai. Karaliaus vaikui nedera elgtis kaip elgetai. O Dievas tau davė tokią privilegiją, kai tu juo patikėjai, tapti karaliaus vaiku. Todėl jisai sako, kad jisai paima benamį ir stato su tautos kunigaikščiais. Jisai paima, kas laikoma nieko ir padaro kuo šviesa. Kodėl? Nes jis ateina tavie apsigyvena, atgimdo tave iš naujo. Tu esi nebe toks pats, kaip buvai prieš Kristų. Ir gal dar paskutinė šventoji dvasia, kaip vėl sako paskutinė, bet matau, kaip, aš žinokit, atsiminiau tokią istoriją apie gimimą iš naujo. Jie tikrai pabaigsiu. Kartai žmonės sako, aš esu tikintis, nes aš gimiau katalikiškoje šeimoje, aš nuo pat vaikystės tikintis, aš į bažnyčią einu, aš Marijai ten ir Jėzui ir taip toliau. Žinokit, aš irgi užaugau šeimoje, kur mane labai skatino būti tikinčia. Tikrai, mama visada vedė visokius choriukus, tenais veikla su vienuolėm. Aš niekada nebuvau tose mišiose, kur tik valandą. Jeigu būdavo tos ilgosios, su suknelėm, tom paradinėm, tautiniais, tai aš ten buvau. Aš tikrai buvau tikintis vaikas, aš net Bibliją perskaičiau 13 metų, tą vaikišką pati. Ir šventoji dvasia tada gal pirmą kartą mane palietė, nes aš nieko nesupratau, bet aš labai stipriai verkiau. Labai verkiau ir net nežinau kodėl. Bet suprantat, yra tokia istorija, mūsų draugas yra toks evangelistas, gal jūs jau pavargot, bet aš jau baigiu. Ir jisai pasako, kaip jisai visur skelbė evangeliją ir jisai bet kur nakvodavo, dabar jis sukūrė šeimą, jau nutupė, vaikučių turi, bet keliaudavo.
iš Australijos ir jis kartą atvyko į vienuolyną. Ir to vienuolį pasakė, gali miegot, bet sako, pas mus tylos įžadų savaitė negali kalbėti su niekuo. Tai jisai tylėjo, nekalbėjo. Ir buvo diena, kada jis turi išvykti ir sako, Jėzau, ką aš turėčiau pasakyti tai motinėliai. Ir Jėzus pasakė, pasakyk, kad nuotaka išteka vestuvių dieną. Ir jis išvykdamas sako, ačiū už nakvynę. Ir sako, viešpats Jėzus pasakė jums pasakyti, nuotaka išteka vestuvių dieną. Viskas, daugiau nieko. Ir ta motinėlė sako, ką čia tai reiškia, jinai meldėsi ir staiga išgirdo balsą savo širdyje. Tu visą laiką gyvenai, man norėjai man patikti tarnauti, bet tu niekada nepasikvietei manęs į savo širdį ir į savo gyvenimą. Niekada nebuvo dienos, kada tu sąmoningai pakvietei mane į savo širdį. Jinai atsiklaupė, savo žodžiais pasakė, Jėzau, ateik į mano širdį, atleisk man. Ir sako, kas man atsitiko, jis po to ją sutiko jau nebe vienuolė, sako, man šventas raštas atsivėrė, sako, Dievas atsivėrė, aš ten visiems pradėjau kalbėti tiesą, jis sako, aš turėjau atsistatydinti, jie manęs daugiau nebegalėjo pakęsti. Nes aš, sako, pradėjau kalbėti, kodėl? Jėzus atėjo jo širdį, jos dvasia atgimė iš naujo, ji pradėjo matyti tiesą, ji pradėjo kalbėti tiesą, sako, tiesiog man teko išeiti, kad aš tiesiog su jais visais nesusibarčiau. Įvyko atgimimas iš naujo. Ir gal dar vieną atsiminiau, irgi gimimą iš naujo. Aš atsiminiau, žinokit, apie tokį kataliką. Aš jo buvau tenais renginį ir jis pasakoja, aš buvau prirašęs daugybę knygų. Jis buvo popiežiaus pamokslininkas. Sako, jis pamokslavdavo popiežiui. Kantalamesai. Ir sako, aš prirašęs knygų ir jai pas mane ateidavo iš pažinties ir sakydavo, oi, aš buvau pas tuos sėkmininkus, tokius ten rankas iškėlę, sako, aš jums daugiau neduosiu išrišimo, jei ten nueisit. Bet sako, aš taip norėjau pats nueiti, sako, ten. Taip, sako, norėjau. Ir sako, kartas slapčia, jis kažkaip įsmuko ir nuėjo į tą susirinkimą. Ir sako, pradžioj pykau ten, ko jie čia šaukia, negali ramiau, žinai, ko jie čia tą Jėzų. Bet kada buvo malda, va šita malda Jėzau ateik į mano širdį ir jis pasimeldė. Jam jau daug metų buvo, apie 50 gal kažkur, bijau suklysti, jo liudijimas yra. Ir sako, staiga, sako, mano tos knygos, sako, aš galvoju, kokioje aš čia tamsoj buvau, aš Jėzų įsimylėjau, man jis gyvas, sako, aš verkiu jo akivaizdoj, aš, sako, užsidegiau, sako, pažinti naujai Kristų, sako, atrodo, visą, ką aš dariau, aš nesuvokiu, ką aš iš viso dariau. Mano gyvenimas pasikeitė. Ir jis po to tą atgimimą, jisai sako, aš važinėjau po katalikiškas bažnyčias ir liudijo net kunigam, kad yra gimimas iš naujo, sako, pakol kas neišmetė manęs. Jau gal dabar ir išmetė, nežinau. Bet jisai pradėjo kunigam, nes kiti pradėjo sakyti, tai ką tu čia katalikiško krikšto metu tu gauni tą atgimimą, kokiu čia dar reikia atgimimų, žinai, reiškiasi per tuos sakramentus tu gauni atgimimą. Per dirmavonę ir taip toliau, kokiu čia dar. Bet jis sako, aš esu liudininkas, aš visus sakramentus turėjau. Kai aš pasakiau Jėzau, ateik į mano širdį, mano gyvenimas pasikeitė. Mano knygos pasikeitė, mano pamokslavimas pasikeitė. Nes atgimimas yra tikras dalykas, kuris stebuklas, kuris priklauso tikinčiajam, kuris perkeičia jo širdį, perkeičia jo gyvenimą. Staiga tas, kuris ten, nežinau, usnys augo, obuoliai auga, nes tu tapai dalis karaliaus, obels. Vaisiai kiti, skintis gali ir valgyti. Tu esi naujas kūrinys. Ir kai ateina priešas ir tau meluoja, sakyk, von Jėzaus vardu, tai ne mano dalis. Neapgausi daugiau manęs, tai ne mano dalis. Tai ne mano dalis. Tai ne mano dalis. Aš esu naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Aš esu naujas kūrinys. Aš tikiu tuo. Aš tikiu atgimimo stebuklu. Pasakyk, aš tikiu atgimimo stebuklu, kuris įvyko mano širdyje. Patikėjus Jėzumi Kristumi. Amen, atėjo naujos svajonės, atėjo nauja kryptis, atėjo naujas supratimas, todėl kad jis atgimdė mano širdį iš naujo. Aš esu dabar jo vaikas.
Amen. Aš įsitvirtinu toje tiesoje, apglėbiu ją ir neleidžiu, kad niekas iš manęs jos pavogtų. O kodėl mes meldžiamės, pasninkaujam, ką Laimutė gerai sakė, kad atstumtume visas tas atakas, kaip Jėzus, kur ateina, meluoja, kur nori mus vėl apgauti. A tu toks pat, a tu nieko nesiskiri, žiūrėk, toks pat, ne toks pat, ne toks pat. Mani šventoji dvasia, aš ne toks pat, aš su tėvo kontakte. Su tėvu jis mane dabar visada girdi, nesako teisiojo maldą jis girdi. Aš ne toks pats, aš kitoks, nes jis manyje. Ir galiu dar pasidalinti su tavim, kad ir tu būtum kitoks. Ir tai yra privilegija, tai ne gėda, tai privilegija. Privilegija, išrinktoji karta, ypatinga karta, išrinktoji giminė ir kunigystė. Amen. Tai dar kartu mes pasimelisim, jeigu tu jauti, kad galbūt tikrai aš dar negimiau iš naujo, dar man kažkaip nelabai trokštų aš dieviškų dalykų. Mes galim paprašyti, kad Jėzus ateitų, galbūt ir internete tu jauti, kad jis ateitų ir apsigyventų širdyje. Ir mes patirtume tą išgelbėjimo džiaugsmą, atgimimo realybę mūsų širdyse. Pasakykim kartu, Jėzau, aš tikiu, kad ant kryžiaus tu sumokėjai kainą už visas mano nuodėmes. Jėzau, atleisk man, ateik į mano širdį, atgimdyk mane iš naujo. Jėzau, tu esi mano viešpats, tu esi mano gelbėtojas, tu esi mano geriausias draugas. Šėtone, pasitrauk iš mano gyvenimo. Jėzus yra mano viešpats. Jėzus yra mano gelbėtojas. Jėzus yra mano karalius. Jėzus yra mano Aba tėve, tėvelis. Daugiau aš nenašlaitis. Jėzaus vardu, amen. Ir Dieve, aš dėkoju tau už tą žodį, kurį tu padėjai išdėstyti. Aš prašau, Dieve, kad jisai pasisėtų į mūsų širdis, kad šita tiesa taptų mūsų širdžių tiesa. Kad atėjus atakom, audrom, priešo melam, mes išstovėtume tiesoje, pažįstant, kas mes esame, kas mes tapom. Dėkoju tau, Viešpatie, kad tu kalbėjai, dėkoju tau, Dieve, kad tu davei vyrą, kad jis pasitikėjo, kad šitą žodį galėčiau pasidalinti su tavo brangiais vaikais. Ačiū tau, Dieve, ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Dieve, meldžiu Dieve, kad šitas žodis jisai pasisėtų širdį, sustiprintų, atneštų pergalę, atneštų vaisių kiekvienam tavo vaikui, atneštų realią jėgą išstovėti, kai priešas ateina kaip riaumojantis liūtas, bandydamas apgauti. Kad mums tavo mintys, mums būtų ryškesnė tiesa, stuburas, žodis, kuris laikosi mumyse ir mes nugalim šėtono melą. Išstovėdami tiesoje. Aš net atsiminiau tą vieną pastorių sūnų, kuris pasako, kad jam taip pat buvo užėjęs labai stiprus potraukis tai pačiai lyčiai, vyram. Ir sako, tėvai apsikaltino nuo pat paauglystės bažnyčioje. Ką gražu. Ir sako, gal mes kažką blogai padarėm, gal išauklėjom blogai. Ir jisai kovojo su tuo. Sako, jis vyko į Betel, visokias mokyklas visur. Ir sakau, tai kasgi tau padėjo nugalėti, nes jisai žmoną turi. Sako, suvokimas tapatybės. Tam padėjo. Kai jis pasakė, sakau, kažkokia biški nesąmonė. Žinai. Dar šiaip paklausiu, ko tai tu bažnyčiai pasakei, nes jis tarnautojas. Sako, taip, o kaip priėmė? Gerai. Ir sakau, aleliuja.
Aleliuja, kad mes galim priimti, jei žmogus kovoja, atėjo priešas apgauna ir tu sakai, mane spaudžia, mane nori apgauti, padėk man, stovėk už mane ir tu gali nenuteisti tokio žmogaus. Jis sako, aš išstovėjau tapatybėje, suvokdamas, kad tai ne mano dalis, kad tai ne aš, tai tik atakos, kurios ateina. Wow. Ir staiga Dievas apreiškia, kaip kovot, ne iš to pasmerkimo, ar kad aš kažkuo turiu tapti, bet iš suvokimo, kas aš esu ir kad tai ne mano. Dieve, tegul šita tiesa įsitvirtina, ką tavo atgimimas padarė mūsų širdyse, kas mes esam, kas mums priklauso, o kas nėra mūsų dalis. Kad šiandien kovotume iš pergalės. Viešpatie, tegul šita tema, kaip teologinė tema, atgimimo tema, gyvai įsirėžia mūsų širdyse, kaip tiesa ir tikrovė, kuri padaro mūsų stipriais. Dėkuoju tau, Dieve, už kiekvieną šitą širdį, kuri klausė šitą žodį. Dėkuoju už kiekvieną, kuri priėmė mane kaip tą laidininką šiandieną. Ačiū, kad tavo tautos tauta yra nuolanki ir mylinti. Ačiū tau, brangus Dieve. Dėkuoju už kiekvieną, kuris šitam tarnavime prisidėjo, buvo, meldėsi, dalyvavo, kuris atėjo, kad šiandieną išgirsti tavo žodį. Galbūt sunkiai, aš matau, kad tu sunkiai, gal vos atėjai. Dieve, kad tik išgirščiau tavo žodį, kad galėčiau eiti ir jis duoda jėgų ir sustiprina ir pakelia tuos, kurie trokšta jo. Ačiū tau, Viešpatie Dieve, už kiekvieną, kurį tu surenki šitą šeimą, už kiekvieną, kuris yra dalis tavo šeimos. Ačiū tau, Dieve. Ačiū už kiekvieną, kuris tarnavo šiandien, gamino maistą, aparatūrą darė. Ačiū tau už kiekvieną, kuris tarnavo. Ačiū tau, brangus Dieve, tarnavo vaikam. Ačiū tau, Viešpatie Dieve, ačiū, kad stiprini mus, kad kalbi mus, kad duodi džiaugsmą, kad patrauki kaltę ir gėdą, nes tavo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Visi pančiai krenta, bet koks liūdesys krenta, tamsa, kaltė, pasmerkimas krenta. Dievas sako, ateik drąsiai prie mano sosto, tu sakai, aš jau tiek normaliai netėjau. Ateik drąsiai, nes ateini ne per darbus, per jo teisumą ateini ir jis girdi tave. Girdi tave. Ačiū tau, karaliu, ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu esi čia. Dėkuojam tau, Dieve, kad šitas žodis atneš vaisių, šitą sėklą mūsų gyvenimuose. Sustiprins mus. Jinai kris į gerą dirvą ir pražys gražiausiam spalvom. Dėkuoju tau, Dieve, kad tavo vaikų širdyse, kurie gimė iš naujo, pakils kario dvasios. Aš esu šviesa. Aš esu šviesa, man nereikia gyventi kaip tamsos vaikam. Aš esu naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Aleliuja. Aš karaliaus vaikas. Aš kitoks. Aš atskirtas, pašventintas. Jo krauju, jo tiesa. Aš kitoks. Tamsa ne mano dalis. Pasakyk, tamsa ne mano dalis. Aleliuja. Dėkoju tau, Dieve. Ačiū tau, Dieve, šitą nuostabų laiką. Palaimink visų dieną, savaitę. Dėkoju tau, brangus Dieve. Palaimink šitą nuostabų maistą, kurį ruošia šitos nuostabios moterys. Dėkoju tau, Dieve, ir meldžiu, kad mūsų pokalbiuose būtum tu. Meldžiu, kad mes kaip nauji kūriniai būtume viens kitam jautrų, švelnus, pagarbus, mylintys, nes tokie esam. Dėkoju tau, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu.